Sakykime, paskutinius 10 metų, galbūt išskyrus praeitus metus, pernai pradėjom rapsą kulti Liepos 9 dieną. Jau čia buvo išskirtinai ankstyva javapjūtė, o šiaip tai visą laiką po Liepos 20. Čia gal iš senovės, aš bent per 40 metų tai nieko panašaus nebuvo, tikrai, kad baigtume Liepos 25. Dar kitais metais ir nepradėdavom, būdavo į rugpjūtį įsikelia pradžia javapjūtės. Dabar kažkaip, gal čia tos šiltėjimas, tas klimato, gal dėl to, kad tos žiemos tokios šiltesnės, greičiau viskas vyksta, pavasaris ankstyvesnis ir pradedam anksčiau, o šiaip pradėdavom netgi rugpjūčio pradžioje javapjūtę. Per paskutinius 10 metų jau taip nusistovėjo, kad jau po 20 ten plius minus, ten 19, ten 21, 22 pradedi kulti. Palengvėjimas, kad jau, nes ypatingai šiemet, kai atrodė, kad pradėsim anksčiau, po to kėlėsi, dabar išvažiavom tik tai, ypatingai po pernai tokių metų, kai išvažiuoja 10 dienų vėliau negu prieš tai buvusiais metais, tai toks lyg ir palengvėjimas atsiranda, kadangi jau pagaliau pradėjom, bet tik tiek, kad kaip minėjau, mes šiandien turim ką kult, o ryt realiai dar neturim, jeigu dar lietus dar nusikelsta. Ir čia tokia daugiau simbolinė ta pradžia gaunasi, tik tiek, kad pasimėginimas. Kažkaip kolūkį atsimenu, dar tokia buvo tradicija, kad ten nukulė žieminius ir jau kaip ir tokios pabaigtuvės, bet tų žieminių gal būdavo santykis su vasariniais kitoks, dabar žieminiai vis tiek sudaro didžiąją dalį javų, tai kažkaip to skirtumo nėra. Mes jau tiek įpratę, kad mums čia produktas, kaip žmogus ten gamina kažką išdrožia iš medžių, sakykime, šaukštus ar ką nors, jo darbo vaisius, tai čia irgi mūsų darbo vaisius. O ten, kad su duona susiję dar su kuo, tai bet čia iki duonos toli. Pernai tai tokia buvo sklandi, sakykime, per visą javapjūtę nebuvo lietaus, praktiškai iš vienos kultūros į kitą perėjom, viskas vyko sklandžiai, sėja rapso prasidėjo laiku, o automatiškai mums, jeigu javapjūtė nepavyksta ir pasikelia kažkiek, pasistumia į rudenį, tai automatiškai ir kiti darbai, ten, sakykime, rapso sėja, ar net ir rudens sėja, jeigu labai nusikelia, tai dėl to ta javapjūtė yra toks svarbus darbas, kadangi jeigu viskas laiku, tai ir kiti darbai prasideda laiku. Tai aišku gerų derlių ir kainų gerų, nes šiemet labai kainos buvo prastos. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.